Sveiki, gerbiami žiūrovai ir klausytojai. Su jumis visi bankai.lt tinklalaidė Viskas apie verslo paskolas, kurioje šiandien su verslo finansavimo ekspertais diskutuosime apie tai, kada reikia kreiptis dėl verslo finansavimo, kaip tą daryti ir kada jo iš tiesų reikia. Ir šiandien su mumis visi bankai.lt verslo projektų vadovė Neringa Ulevičienė ir sutelktinio finansavimo platformos Capital Go Invest verslo plėtros vadovas Andrėjus Romanovskis. Malonu. Tai Neringa, pradėsim nuo jūsų. Papasakokit, kaip veikia verslo finansavimo procesas. Tai verslo finansavimo, kaip pasakyti, rinką šiai dienai būtų galima suskirstyti į keletą pagrindinių segmentų, kurie, aišku, skiriasi savo požiūrį į klientą, vertinimo kriterijais, taiko skirtingas sąlygas. Tai vis dar, kaip sakyti, dažniausiai pasitaikantys tradiciniai tie finansavimo šaltiniai, tai yra bankai ir kredito unijos. Bankuose ir kredito unijose reikalavimai klientui iš tikrųjų šiek tiek skiriasi, pats vertinimo procesas gana panašus, bet pagrindiniai skirtumai turbūt yra galutiniam rezultate ir projekto vertinimo eigoje. Tai jeigu klientas turi gerą kredito istoriją, turi tinkamą užstatą, yra, kaip pasakyti, nemaža sukaupta patirtis veikloje, ar ne, tai tokiu atveju labai tikėtina, kad kreditas gims banke. Dažnai pasitaiko klientų, kurie verslą dar tik tai pradeda arba galvoja kurti. Kitaip tariant, turi verslo idėją, bet neturi lėšų tą idėją įgyvendinti. Tokiu atveju, ką mes darome, tai mums tenka pasitelkti tiesiog pagalba iš kitų finansavimo šaltinių. Tai irgi yra, kaip sakyti, nemažiau svarbus ir reikšmingas dar vienas finansavimo variantas. Tai yra alternatyvūs bankai ir vis stipriau į rinką žengiančios sutelktinio finansavimo platformos. Andrėjau, jūs būtent ir atstovaujate sutelktinio finansavimo platformą Capital Go Invest. Papasakokit, kas yra tas sutelktinis finansavimas, koks tai skolinimosi būdas, truputį plačiau. Jeigu trumpai, sutelktinis finansavimas tai yra projektų finansavimas, kai paskolą išduoda ne vienas juridinis asmuo, kaip bankas arba unija, bet paskolą išduoda grupė asmenų. Tai yra paprastai sakant investuotojai. Tai platforma yra tas įrankis, kai mes sujungiam verslą, kuris ieško finansavimo savo projektams ir investuotojus, kurie ieško, kur įdarbinti laisvas lėšas. Tai mes atrenkam projektus, įvertinam projektų rizikas, pristatom tai investuotojams ir kai surenkam reikiamą finansavimą, mes išduodam verslui paskolą. Ar teisingai suprantu, kad bankus ir kredito unijose skolina būtent jie, o sutelktinio finansavimo platformai skolina žmonės? Taip, tai gali skolinti ir žmonės, ir įmonės. Ir įmonės. O kada ir kas gali gauti finansavimą iš tokios platformos? Tai yra turbūt du pagrindiniai rodikliai. Pirmas tai yra, turi būti juridinis asmuo, o antras, jis turi turėti nekilnojamo turto keitimą. Neringa, papasakokit man, nuo ko pradėti, jeigu noriu gauti savo verslui finansavimą. Kokie yra žingsniai? Įsivaizduokit, įkurta įmonė, ar ne, neturinti jokių finansinių įsipareigojimų, turinti pajamų ir mums reikia verslo plėtros ir mes norim pasiskolinti. Ką reikia daryti? Tai turbūt pats pirmas ir esminis momentas, tiesiog galvojant apie kreditavimą, yra turėti aiškią viziją pinigų panaudojimo tikslui. Labai dažnai pasitaiko situacijų, kai kreipiasi klientai dėl paskolos ir paklausus, kokiu tikslu bus naudojami pinigai, klientai tiesiog sausai atsako apyvartai. Tokiu atveju bankai tikrai gilinasi, kadangi yra kontroliuojamas tikslinis pinigų panaudojimas. Tai reiškia, už apyvartai skirtas lėšas klientas tikrai negali ten, pavyzdžiui, pirkti automobilio ar mokėtis dividendus.
Jeigu apyvartai, tai tiesiog susidėliojam tiksliai ar ne, susidėliojam pinigus į stalčiukus, kuris juos naudos ir taip atitinkamai dėliojasi visas pinigų išmokėjimo procesas. Tikrai labai žiūri. Daug paprasčiau tuo atveju, kai klientas skolinasi nekilnojamo turto įsigijimui dėl paskirties, viskas kaip ir aišku. Tai vienas iš pagrindinių momentų yra tiksliai žinoti ir pateikti kreditoriui kažkokį tai planą, kam jisai tuos pinigus naudos. Žinant aiškią viziją, kam bus panaudojami pinigai ar ne, klientas turi kreiptis į specialistą. Tai šitoj vietoj labai svarbu, kad išsigryninus kliento situaciją ir poreikį ar ne, jo konsultantas gebėtų tikslingai sudėlioti projekto tiesiog struktūrą ir padėtų klientui pasverti ir įsivertinti mėnesinių įmokų dydžius. Tai šitoj vietoj, kaip sakyti, yra svarbu, nes paėmus paskolą išsimokėjus pinigus prasideda grąžinimai, tada jau nelaikas galvoti, skaičiuoti ir panašiai, reikia įsivertinti prieš kredituojantis. Nes kartais atrodo, kad kai reikia juo labiau pinigų apyvartai ar ne, paimsiu daugiau, bet klientai tiesiog nepasveria, nepaskaičiuoja, o tai kiek reikės kas mėnesį mokėti, nes pinigai šiai dienai tikrai nėra pigus. Tai tiesiog reikalingas žmogus, kuris galėtų eiti per tą procesą šalia, sudėlioti, paskaičiuoti, sukontroliuoti. Na ir aišku, kaip sakyti, dažna klientų klaida, kas pasitaiko, tai kad klientai kreipiasi dažniausiai tik į savo banką dėl paskolos ir jeigu jie tą paskolą ten gauna, dažniausiai iš šonus nebesidairo. Nes paskolos gavimo procesas verslo klientų yra gana ilgas ir sudėtingas. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, tikrai yra labai negerai, kadangi sąlygos tarp skirtingų kreditorių gana ženkliai skiriasi. Ir klientas tiesiog nesilygindamas tų sąlygų praranda galimybę dėrėtis dėl kainodaros. O Andrėjau, jūs papasakokit, ką daryti, jeigu aš norėčiau gauti finansavimą verslui per sutelktinio finansavimo platformą. Kaip ten atrodo visas procesas, žingsniai, nuo ko pradėti? Ką reikia daryti? Tai pradėti turbūt reikėtų nuo paraiškos, užeiti į mūsų puslapį, užpildyti paskolos paraišką ir pateikti visus dokumentus susijusius su projektu, kurį norit finansuoti. Tai kai gausim mes visus dokumentus, susipažinsim su projektu, mūsų ekspertai įvertins, kas tai yra per projektas, įvertins jo riziką ir priims sprendimą. Jeigu sprendimas teigiamas, mes tą projektą paviešinsim platformoje ir pristatysim jį investuotojų bendruomeniai. Tai yra ir juridiniam, ir fiziniam asmenim. Tada prasideda finansavimo procesas. Ta prasme, visi investuotojai pradeda investuoti į projektą. Ir kai mes surenkam reikiamą finansavimo sumą, mes išmokam jau tą sumą, reiškia, paskolos gavėjo projekto savininkų. Tai procesas nėra sudėtingas, iš esmės yra kokie tokie 3-4 žingsniai ir pats svarbiausias dalykas turbūt, kad projektas būtų patrauklus ir atitiktų, reiškia, platformos reikalavimus visus. O minėjot, kad reikia pateikti tam tikrus dokumentus, gal galite atskleisti, kokie tie dokumentai yra, ką reikia apie save papasakoti, ką turi žinoti sutelktinio finansavimo platforma, kad štai verslo projektas taptų jų dalimi. Taip, tai reikėtų užpildyti formą apie, kaip ir minėjau, apie patį projektą. Kas tai per projektas, kur jis randasi, kokia suma reikalinga ir taip toliau. O paskui mes prašom tokių, galima sakyti, standartinių dokumentų, tai yra verslo plano, finansinių ataskaitų, įkeičiamo turto vertę, nes viena iš sąlygų platformose, tai reiškia, turi būti įkeistas nekilnojamo turtas kaip garantija investuotojams. Ir duomenys apie akcininkus ir galutinius naudos gavėjus. Tai turbūt šitie dokumentai yra pagrindiniai. Aišku, kai yra, dar pamiršau paminėti, kai tai yra vystytojas ir vystomas projektas, pavyzdžiui, nekilnojamo turto daugiabučio arba bučio, tai būtina dar pateikti sąmatą, kad maždaug mes matytumėm, kokios yra sąnaudos projektų. O Neringa, kaip yra su bankais ir kredito unijom, kokias sąlygas turi atitikti įmonė norinti gauti finansavimo bankuose arba unijose? Tai vertinant kreditavimo riziką, tai yra priimant sprendimus dėl finansavimo,
dominuoja 3 esminiai kriterijai. Visa kita yra tik detalės. Tai įmonės finansai, vertinami veiklos rezultatai, kitaip tariant, tada įmonės ir jos vadovo patirtis tame versle ir aišku kredito istorija. Na ir trečias tai yra užstatas. Tai jeigu su visais šitais punktais yra viskas gerai, tikėtinas finansavimas banke. Tačiau vis dažniau pasitaiko klientų, kurie verslą dar tik tai pradeda. Ir, kaip sakyti, reikia vertinti būsimus prognozuojamus finansinius srautus, ar ne? Tai tas yra gana sudėtinga, tačiau nesakau, kad neįmanoma. Tai tokiu atveju, jeigu klientas, kaip pasakyti, tas, kuris pradeda verslą, ar ne, jisai galbūt turi asmeninės patirties toje srityje, tai pavyzdžiui, atėjęs iš kitos įmonės, kurioje galbūt dirbo kaip samdomas darbuotojas tą patį darbą, gal turi turto asmeninio, kurį galėtų įkeisti už įmonės kreditą. Tai tokiu atveju tiesiog, kaip sakyti, einam, bandom, darom ir kredito unijoje arba sutelktinio finansavimo platformoje sprendimą gauname. O sakykit, kiek reikia įmoniai turėti pinigų, kad jinai galėtų kreiptis dėl finansavimo? Ar tai bankė, kredito unijai, sutelktinio finansavimo platformai, ar yra kažkokia kertinė suma, kiek reikia turėti, tarkim, įmonės banko sąskaitoje? Aš manyčiau, tai vertinama tikrai ne pagal pinigus, pagal tai, ką aš matau iš patirties, ar ne, nes labai svarbu įmonės apyvartos, įmonės veiklos modelis, kokiu tikslu paskola įmama. Jeigu klientas perka kažkokį tai turtą investicijai, kaip pavyzdys, ten, tarkim, nežinau, biuro patalpą savo, galbūt kažkokį turtą nuomai, tai faktas, kad reikalingas pradinis įnašas. Tai kiekvieną kartą tiesiog ir žiūrim, kokia turto paskirtis, ką jisai perka, kokiu tikslu naudos. Na ir tada tiesiog dėliojamės pradinio įnašo dydį, kitaip tariant, finansavimo struktūrą. Tai pinigų sąskaitoj skaičius, jisai, kaip sakyti, nelemia galimybės pasiskolinti, nes, pavyzdžiui, tam pačiam pradiniam įnašui mokėti, lėšos nebūtinai turi būti įmonės sąskaitoj tai dienai, kada mes priiminėjam sprendimą. Nes būna ir tokių atvejų, kad, pavyzdžiui, įmonės savininkas, kaip įmonės vadovas, ar ne, teikia kažkokią paskolą savo įmonei, kurią vėliau subordinuojame ir realiai iš tų paskolos lėšų tiesiog įmonė susimoka pradinius įnašus. Supratau, tai reiškia, kad verslo, pavyzdžiui, savininkas gali įmoniai, tarkim, iš savo asmeninių kažkokių santaupų teikti paskolą ir taip sumokėti pradinį įnašą, užstatą, taip vadinama, čia kaip ir būsto paskolos atveju tas pats, ir tada gauti verslo finansavimą. O kalbant, pavyzdžiui, apie kredito istoriją, tai kaip ji dalyvauja verslo finansavimo procese, Neringa, gal jūs daugiau papasakosit? Tai kredito istorija, kaip jau minėjau, yra viena iš svarbiausių dedamųjų vertinant galimybę skolintis. Ji, ką jinai parodo kreditoriui, ar ne, tai jinai parodo, kiek klientas yra rizikingas dėl įmokų grąžinimo, dėl paskolos įmokų mokėjimo. Tai būna klientai ateina ir sako, man reikia, kaip pavyzdys, 100 000 paskolos, aš įkeisiu turtą, kurio vertė 300 000 ir jisai įsivaizduoja, kad visi kreditoriai jo norės ir jam skolins, visos durys atviros. Bet šitoj vietoj labai svarbu suprasti tą momentą, kad kreditoriaus tikslas yra tiesiog turėti mokų klientą ir uždirbti iš jo mokamų palūkanų, o ne vargti su skolų išieškojimais iš įkeisto turto. Kaskart pirmos konsultacijos su klientu metu aš stengiuosi išklausti jo apie neigiamą patirtį. Tai yra, ar jisai turi ar yra turėjęs skolų, reikalų su antstoliais, areštuoto turto, teisminių galbūt kažkokių ginčų ar bankrotų. Aišku, būna visko pasitaiko, nes, kaip sakyti, tai yra gyvenimas, ar ne? Tai pavyzdžiui, turėjau klientą, kuris kreipėsi dėl paskolos ir didžioji dalis kreditorių nelabai norėjo skolinti, todėl kad atsitiko taip, kad jo veiklos sektorių labai stipriai įtakojo pandemija. Tačiau šitoj vietoj pateikus tikslinius paaiškinimus, argumentavus, dėl ko tas įvyko ar ne, visgi finansavimą mums rasti pavyko. Ta situacija pas klientą susiklostė dėl to, kad tiesiog įvesti ribojimai lėmė dalies darbuotojų atleidimą. Įmonė patyrė atitinkamai gana nemažas sąnaudas, nes reikėjo išmokėti išeitinės kartu su atostogų kaupiniais, stojo įmonės veikla. Aš kalbu apie įmonę, kuri veikia transporto srityje, tai ir išaugę degalų kainos labai stipriai įtakojo sąnaudas. Tai tiesiog pasiargumentavom, sugebėjom apsiginti šitoj vietoj projektą. Ir net ne vienas kreditorius mumis patikėjo, tai mes ne tik atgavom paskolą, bet dar net ir turėjom galimybę pasiderėti dėl sąlygų ir išsirinkti kreditorių. Andriejau, sakykit, o kokių sąlygų neatitikimas trukdo gauti finansavimą?
Kažkiek Neringa apie tai jau kalbėjo. Yra tam tikros sąlygos, kaip pavyzdžiui yra neigiama savininko patirties reputacija. Ne? Paskui įkeičiamas turtas yra, pavyzdžiui, nelikvidus, kurį nori įkeisti. Tai buvo irgi tokių atvejų, kai, pavyzdžiui, verslas nori įkeisti kokią nors trobelę, kuri yra miške, ir tas turtas visiškai nelikvidus, bet verslas ateina, sako, mes turim turtą, trobelę miške. Bet tu nei parduosi, nei vertinsi to turto, tai toks turtas jau automatiškai, aišku, mums netinka kaip užstatas investuotojams. Bloga kredito istorija labai daug įtakos daro ir žinoma pačio projekto rizikingumas. Kai mes įvertinam, jis labai yra rizikingas ir matom, kad labai yra daug įvairių su jo rizikų. Gali būti, kad tas projektas neįsigyvendins, tai mes tokių projektų irgi nefinansuojam. Sakykit, gal kažkokia realia istorija galėtumėt pasidalinti? Tai pritariu iš tikrųjų Andrėjui, nes turėjau tokį klientą, kur atlikus patikras paaiškėjo, kad toje veikloje to kliento įmonės per paskutinius 4 metus jau ne kartą bankrutavę. Kreditoriui patrauklaus užstato klientas irgi neturėjo, ką galėjo įkeisti, tai žemės ūkio paskirties sklypus, kurių vertė lyginant su norima paskolos suma buvo ženkliai per maža. Tai šitam klientui kreditavimo rasti nepavyko. O kalbant apie finansavimo tipus verslo, kokie jie būna? Ar jie yra kažkokie skirtingi, ar yra vienas tipas? Gal galit truputį papasakot plačiau? Tai dažniausiai pasitaikanti paskolų rūšis yra investicinė paskola. Tai yra, kai įmonė perka turtą savo arba nuomai, kaip pavyzdys, ar ne? Tada dažnai pasitaiko apyvartinės paskolos, kredito linijos. Labai populiaru yra lizinguotis ant įmonės automobilį, įrangą. Būna nemažai variantų, kai ieškom klientui paskolos bei keitimo. Aišku, tokios paskolos yra brangesnės, bet kai reikia greitų pinigų ir kaip sakyt, trumpam laikotarpiui, tai tikrai labai patogu. Rečiau pasitaikančios paskolų rūšis tai yra faktoringas, overdraftas, bet iš principo klientui tai, kaip sakyt, atsiminti ir gilintis į visų sąlygas ir detalės tikrai nereikėtų, nes konsultacijos su klientu metu išgirdė jo lūkestį sąlygas, jo norą dėl grąžinimo galbūt lankstumo ir panašiai. Mes tiesiog parinkam jam tinkamiausią finansavimo rūšį. Kokias paskolas išduoda sutelktinio finansavimo platforma, kokios pas jūs būna rūšis ir kokia gali būti maksimali paskolos suma Capital Go Invest platformoje? Maksimali paskolos suma gali būti 5 milijonai eurų. O kalbant apie rūšis, tai yra turbūt 4 pagrindinės rūšis, tai yra nekilnojamo turto vystymo paskolas, tai dažniausiai yra, galima sakyti, paskolos statybom, kai vystytojas jau turi žemę, turi statybos leidimą ir jam reikia pastatyti pastatą. Tai šita rūšis naudojama būtent statybai. Taip pat mes galim pasiūlyti etapinį finansavimą, kai finansuojam ne visą sumą projekto, o finansuojam dalim. Kas leidžia tiesiog galbūt ir riziką suvaldyti projekto ir turbūt bendroji sumoji sutaupyti pinigų tos kaštus ir kainą jų. Taip pat mes finansuojam verslą, tai yra verslas su nekilnojamo turto įkeitimu. Tai tos paskolos yra dažniausiai naudojama apyvartiniam lėšom, kai pavyzdžiui vystytojas nori kažką įsigyti, arba pavyzdžiui įsigyti pastatą, jį renovuoti ir tada išnuomoti, tarkim. Tai įsigijimui dažnai naudojama būtent šita rūšis. Taip pat mes teikiam tarpinės paskolas. Tarpinė paskola tai yra trumpalaikė paskola iki refinansavimo, pavyzdžiui, banke. Nes kai jūs ateinate į banką, tai tam, kad gauti paskolą banke, turi būti tam tikras įvykdytas ciklas statybų. Tai yra, pavyzdžiui, turi būti padarytas nulinis ciklas ir tik tada bankas gali vertinti ir išduoti paskolą. Tai iki nulinio ciklo dažniausiai susiduria su problemom, kad kaip pasiekti tą nulinį ciklą, kad bankas finansuotų. Tai
toks verslas gali ateiti pas mus, jeigu atitiks visus reikalavimus, mes galim jį davesti su finansavimo iki to nulinio ciklo ir tada jis jau refinansuojasi banke. Tai yra tokie trumpalaikės paskolos. Ir, žinoma, pats refinansavimas. Tai refinansuojam mes, kai pas mus kreipiasi klientas pasilyginti paskolų sąlygas, galbūt yra geresnės, blogesnės. Ir refinansavimas dažnai naudojamas tada, kai ateina paskolos termino pabaiga, bet dar vystytojas iki galo nepabaigė arba nepardavė, pavyzdžiui, būtus, ir jam reikia apyvartinių lėšų, tai jis tiesiog refinansuoja tam tikrą dalį ir gauna paskolą per mus tolimesniai veiklai. O kaip yra su palūkanom? Kaip jos yra pas jūs skaičiuojamos? Taip, palūkanos yra įvairūs variantai, mokamos kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus, ir jeigu tai yra labai trumpa paskola, iki metų, tai tiesiog kredito grąžinimo pabaigoje. Tai labai patogu vystytojams, nes nereikia jis moka per visą kredito laikotarpį tik palūkanos, bet negrąžina paskolos, o grąžina paskolą tik termino pabaigoje. Tai labai paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu vystytojas ima paskolą 100 000 eurų, 12 mėnesių ir 8% palūkanų, tai jis per metus sumoka 8 000 eurų palūkanų investuotojams, kas yra, jeigu jis pasirenka kas ketvirtį, tai yra apie 2000 eurų kas ketvirtį jis turės mokėti, o jeigu jis pasirenka kas mėnesį, tai būtų apie 660 eurų kas mėnesį. Tai jis va taip visą laikotarpį mokės ir po 12 mėnesių grąžins visą paskolą. O Neringa, sakykit, kaip yra jau su bankais ir kredito unijom? Tai su bankais ir kredito unijom yra truputėlį kitaip. Čia nėra tiek laisvės pasirinkimui, nes palūkanos yra priskaičiuojamos ir mokamos kas mėnesį. Aišku, skaičiuojamos ir mokamos pagal faktą, ar ne? Nes ne visada klientai paimtą kreditą išsimoka visą iš karto. Ta pati apyvartinė paskola arba, pavyzdžiui, klientas skolinasi statybai, perka kažkokį nekilnojamą turtą naujos statybos, reikia papildomai pinigų įsirengimui arba remontui. Tai tokiu atveju yra galimybė atidėti paskolos dalies įmokų mokėjimą, jeigu jam reikia, kad, pavyzdžiui, dabar įrenginėsiu turtą ir pusę metų norėčiau nemokėti paskolos. Tai tokia galimybė yra, bet palūkanos visų tuo laikotarpiu vis tiek jos yra mokamos. Tai čia tiesiog, kaip ir minėjau, pagal faktą, kas mėnesį, pagal grafiką ir kito varianto nėra. Kas liečia pačias palūkanas, tai dažniausiai jas sudaro dvi dedamosios, ar ne? Tai kreditoriaus nustatyta fiksuota marža plus euriboras. Kiek dažniausiai trunka verslo finansavimo procesas? Kiek reiktų nusimatyti, kad jis truks nuo paraiškos teikimo iki jau pinigų gavimo? Tai iš tikrųjų labai skirtingai. Paskolos gavimo procesas priklauso ne tik nuo paskolos tipo ir struktūros, bet didžiąja dalimi, turbūt turėčiau sakyti, priklauso nuo to, kaip operatyviai, teisingai ir išsamei klientas pateikia visą informaciją. Yra tokių klientų, su kuriais mes esam labai stipriai susidirbę, finansuojam jau nebe pirmą to paties kliento įmonę, arba galbūt ta pati įmonė skolinasi nebe pirmą kartą, tai kai klientas mums jau yra žinomas, finansavimo procesas yra ženkliai sklandesnis ir viskas vyksta daug greičiau. Tarkim, turėjau klientą, kuris iki manęs atėjo parekomenduotas, kaip sakyt, kito mano kliento ir mes tvarkėmės paskolą nekilnojamo turto vystymo projekto užbaigimui. Paskolą gavome banke, ko pasakoje klientas liko labai patenkintas, bet procesas tikrai buvo gana sudėtingas, užtrukome ne vieną mėnesį, kadangi ir veiklos sektorius yra padidintoj rizikoj ir pats vystomas projektas yra pajūryje, o tai, kaip sakyt, ne pirmo būtinumo prekė, turbūt galim taip išsireikšti, nes kad pirktų pajūryje turtą gyvenimui, tai pasitaiko labai retai. Tai paskolą mes gavom ir, kaip sakyt, kliento įvertinimas geriausias yra per tai turbūt matomas, kad jisai po poros savaičių sugrįžo su kita savo įmonė, kuriai reikėjo refinansavimo. Ten susidėliojo tokia situacija, kad klientui tiesiog išpuolė variantas investicijai, variantas už labai gerą kainą, jis nenorėjo to objekto prarasti, todėl tuo momentu pasiskolino už brangiai, reikėjo greitų pinigų. O dabar tiesiog rezultate, kai atėjo iki mūsų,
per savaitę susitvarkėm refinansavimą į banką su 2 kart mažesniam palūkanom, 3 kart ilgesniam paskolos laikotarpiui, kas klientui labai stipriai atlaisvino rankas ir didelę dalį iki tol mokėtos įmokos jis tiesiog galėjo palikti įmonės apyvartoje. Tai va, tai čia, kaip sakau, labai nuo kiekvienos situacijos individualiai priklauso, kuo geriau pažįstam klientą, kuo jisai ilgiau su mumis draugauja ar ne, tuo procesas yra sklandesnis ir viskas vyksta ženkliai greičiau. Kadangi kreditoriams mes užklausimus duodam tikrai gana didelę apimtimi, informacija ir pasiūlymai mums keliauja lygiagrečiai. Svarsto ir vienas bankas, ir kitas, ir trečias. Ir tada tiesiog gaunam apibendrintą informaciją iš visų kreditorių, galim operatyviai pasirinkti, išsigryninti, susidėrėti dėl sąlygų ir panašiai. Turbūt rekordas termine dėl paskolos buvo su lizingu, kai klientui reikėjo čia ir dabar nupirkti automobilį, nes labai bijojo, kad pardavėjas pakels kainą. Tai irgi buvo testinis mano klientas, nes prieš tai tvarkiau jam paskolą nekilnojamo turto įsigijimui. Tai lizingą gavom tą pačią, kaip sakyt, sprendimą gavom tą pačią dieną. Sekančią dieną klientas jau pasirašė lizingo sutartį. Tai žaibo greičiu. Labai, tai va, sakau, tokių smagių patirčių yra, tai labai priklauso nuo paties projekto tipažo, nuo kliento ir panašiai. Ilgiau užtrunka tokie projektai, kai klientai neturi pakankamo užstato ar mums reikia papildomai kažkur ieškoti pagalbos, tarkim, invagos individualios garantijos. Tai ne tik, kad reikia sulaukti, kol pasitvirtinam kreditą banke arba unijoje, bet gavus teigiamą sprendimą pas kreditorių, dar reikia keliauti į Invegą. Tai va, tai Invega irgi turi savo terminus ir laikui, tai gana imlu. O Andrėjau, kaip pas jūs, procesas greičiau ar lėčiau vyksta? Pas mus ir taip, ir taip. Pas mus procesas, aišku, kaip ir Neringa minėjo, tai jis priklauso nuo to, ant kiek greitai klientas pateiks visus dokumentus. Nes nuo to priklauso, kaip greitai mes galėsim pradėti vertinti. Taip pats vertinimas, įvertinti projekto riziką ir priimti sprendimą pas mus užtrunka nuo 1 iki 2 dienų. Jeigu viskas sklandžiai, gavom dokumentus 1-2 dienas ir mes priimam sprendimą ir įdedam tą projektą į platformą, viešinam. Sekantis etapas tai pats finansavimas. Tai jis gali užtrukti apie 2 savaitės, gali būti greičiau. Viskas priklauso nuo to, ant kiek tas projektas yra patrauklus patiems investuotojams. Mes jau čia dalyvauti nelabai galim, nes jau investuotojai sprendžia, ar šitas projektas pagal jų riziką jiems tinka, ar jie nori investuoti ir nuo to priklauso, ant kiek greitai tas projektas surenka finansavimo sumą reikalingą. Kai tik surenkam tą sumą, vėlgi 1-2 dienas ir mes paskolą išmokam. O koks yra rekordas pas jūs? Iš praktikos tai yra savaitė. Jeigu taip žiūrėt, ta prasme, nuo visų dokumentų, sprendimo, hipotekos registravimo ir paskolos išdavimo. Laikė kaip ir aišku. Na ir pabandykim įsivaizduoti tokią realią situaciją. Noriu pradėti savo verslą, tarkim, ir man reikia apyvartinių lėšų. Nes neturiu. Ir kiek turiu šansų tokio atveju gauti finansavimą? Yra galimybė ar ne? Norint pradėti verslą, galimybė gauti finansavimą tikrai yra, šansai labai dideli. Jeigu žmogus, kuris pradeda verslą, jisai turi asmeninio neįkeisto turto, kurį galėtų įkeisti už įmonės paskolą, jeigu jisai turi asmeninės patirties iš savo praėjusių galbūt darbinių santykių, tai tokiu atveju kreditavimą dėlioti tikrai galima. Klientui reikėtų susidėlioti stiprų verslo planą, tikėti tuo, ką jisai daro, o tiesiog pasikreipus į specialistus, žinant tikslinius kreditorius ar ne, tai bankai tikėtina nefinansuos, bet unijos arba sutelktinio finansavimo platformos, tai kodėlgi ne? Tai žodžiu, kaip sakant, jeigu turi verslo idėją, jie tiki, ir tau reikia apyvartinių lėšų, gali drąsiai eiti pirmien ir bandyti. Ne? O gerai, dabar šiek tiek gal pasilyginkim, kokie sutelktinio finansavimo platformos yra skirtumai su paskolomis iš bankų arba unijų. Kokie tokie pagrindiniai dalykai, kuom jos skiriasi, nes kaip ir atrodo, ar ne, gali finansuoti ir tie reikalavimai šiek tiek skiriasi, bet iš esmės irgi yra dalis jų tikrai labai panašus. Tai ką man rinktis?
Kada ir ką rinktis tada, kada eiti į visibankai.lt ir sakyti, skambinti Neringai ir sakyti, man reikia verslo finansavimo iš banko arba unijų, o kada man skambinti Andrėjui Capital Go Invest ir sakyti, kad sveiki Andrėjau, mums reikėtų gauti verslo finansavimą per jūsų platformą. Tai visų pirma, reikėtų įsivertinti, bandyti reikia visur. Visų pirma, reikėtų pasilyginti. Ta prasme, reikia eiti ir į bankus, ir į unijas, ir pasižiūrėti, kas dar teikia paskolas. Nes pas vieną paskolos gavėją neverta eiti, kaip Neringa minėjo, kad tu tada nesiorientuoji situacijų rinkoje, kas tau ką gali pasiūlyti. Arba kaip kiti eina į savo banką. Taip, arba kaip kiti eina į savo banką. Tai reikėtų kreiptis ir į banką, pasižiūrėti, ar bankas teiks paskolą. Kai kreipiasi, pavyzdžiui, nekilnojamo turto vystytoją, tai bankai taiko labai aukštas rizikos ir nuosavo kapitalo rodiklius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mažieji vystytojai arba smulkus verslas, jis tikriausiai nepraeis pro banko filtrą. Tai yra aplamai, bankai, jiems labiau įdomus dideli projektai. Tai prasme, jiems geriau prafinansuoti 50 milijonų, 100 milijonų vieną kokį nors projektą, nei, pavyzdžiui, 50 projektų arba 100 projektų po 1 milijoną. Jiems nelabai įdomu, todėl visi mažieji, galima sakyti, vystytojai, jie dažniausiai nepraeina to banko filtro, nes bankas tiesiog nenori užsiimti mažom paskolom. Antras dalykas, kur matau, ką bankai daro, tai jie labai daug užklausų gauna. O ką tai reiškia, kad jie vertina pagal tam tikrus šablonus. Arba praeini, arba ne, ir mes kalbam toliau, arba nekalbam. Tai, bet nevertina individualiai, jie nesigilina labai į tą projektą, kol nepraėjo tų pirmo filtro. Tai va čia turbūt ir skirtumas, ta prasme, jeigu bankuose jūs negaunat paskolos, tai jūs drąsiai galite eiti pas tokius kaip mes, sutelktinio finansavimo platformas, nes mes esam daug mažesni, mes lankstesni, mes kiekvieną projektą individualiai vertinam, pasižiūrim, pasigilinam į verslo planą, į skaičius, į lokaciją ir pas mus sprendimai priimami visai kitaip. Mums kiekvienas projektas yra įdomus ir jeigu jis atitinka tos reikalavimus, mes jį būtinai investuotojams pristatysim ir finansuosim. Dar teko pasidomėti, kad platforma paskoloms nėra taikomas Euriboras, ar ne? Taip, Euriboras nėra taikomas, tai irgi turbūt šios dienos aktualė, kadangi istoriškai bankas buvo visą laiką tokie pigiausi pinigai, o paskui jau ėjo unijos ir paskui sutelktinis finansavimas pagal pinigų brangumą. Tai šiai dienai, jeigu palyginti palūkanas, kadangi Euriboras paaugo, tai jis skiriasi šiek tiek 2, galbūt 3%, bet tas lankstumas sutelktinio finansavimo duoda turbūt daugiau laisvės gauti finansavimą palyginus su bankais. O kokią didžiausią sumą galit paskolinti? Didžiausią sumą galim paskolinti 5 milijonus eurų. Anksčiau buvo daugiau, bet tiesiog dabar įsigalioja naujas reglamentas, kuris apriboja platformoms teikti didesnės paskolas, tai yra ta maksimali suma, kurią mes galim sutelkti iš investuotojų, tai 5 milijonai eurų. Tai nors Lietuvoje iš tikrųjų sutelktinio finansavimo platformos dar pakankamai yra šviežias dalykas mūsų rinkoje, ar ne? Tai iš tikrųjų norintiems gauti verslo finansavimą reikia turbūt neabejotinai kreiptis tiek į bankus unijas arba į visibankai.lt, kurie gauna geriausią pasiūlymą iš visų kreditorių. Arba ir taip pat tuo pačiu būtinai irgi nepraleisti ir kreiptis į sutelktinio finansavimo platformą, tokią kaip Capital Go Invest. Ir tada pasilyginti pasiūlymus ir pasižiūrėti, kur geriau, patogiau, paprasčiau ir lengviau. Ar ne? Taip. Tai dar kartą labai ačiū mūsų pašnekovams, tai visibankai.lt verslo finansavimo projektų vadovai Neringai Ulevičienei ir sutelktinio finansavimo platformos Capital Go Invest verslo vystymo vadovui Andrėjui Romanovskiui. Na, o mėly klausytojai ir žiūrovai, dėkojame, kad šiandien buvote su mumis. Tikimės, kad išgirdote daug vertingų ir naudingų patarimų apie verslo finansavimą. Tad jeigu norite kurti verslą
ar vystyti toliau savo verslą, tai drąsiai galite skolintis, būdų yra daug ir mielai jums visada padės tiek visibankai.lt, tiek Capital Go Invest. Taip pat labai jūs kviečiu pasiekti visibankai.lt Facebook, Instagram ir LinkedIn platformose, taip pat YouTube ir Spotify. Na, o Capital Go Invest šiandien rasite Facebook'e ir LinkedIn'e, na, o taip pat adresu capitalgoinvest.lt. O mes susitiksime kitame epizode. Ačiū Jums.